Čiurlionio mokykla tai yra mokykla, kurioje yra mokomi mokiniai, kad taptų profesionaliais muzikantais, ar profesionaliais šokėjais, ar dailininkais, profesionalais. Šiaip Čiurlionkai yra fainai ir čia yra jauku, man yra tai kaip antri namai ir kadangi taip esu nuo 1 klasės, tai jau žinau visas patalpas, visus plyšelius. Aš esu tas mokyklos atstovas, kuris mielai grįžtų į Čiurlionkę, nes man labai patiko. Man patiko būti su mokiniais, su savo visais klasiokais, su savo draugais, su vyresniokais. Patiko laiką leisti sporto salėje, patiko groti, patiko mokyklos renginiai, patiko mano pirmieji išstojimai. Mane tėvai į mokyklą atvedė todėl, kad anot jų aš neturėjau klausos, tačiau čia dirbantys kompetentingi specialistai padėjo mane atrasti tai, kas galų gale leido man išsiugdyti absoliučią klausą. Čia galima mokytis ir bendro lavinimo, ir specialybių. Tai yra kaip 2 zuikiai vienu šūviu. Tarkim, matematika, solfedis, harmonija, lietuvių, orkestras. Tu baigi pamokas, grįžti ir tiesiog sėdi ir dirbi toliau. Tai tampa tavo kasdienybė. Sunku pasakyti tą valandomis, bet tu tam tikrai turi paskirti savo kiekvieną laisvą minutę. Nebuvo. Galima niekur nesilankyti jokiuose muziejuose, tiesiog pasivaikščioti po mokyklą ir jau galėsi būti pasisėmęs meno. Kažkiek reikia tų taisyklių, bet vis tiek viskas ateina iš čia, iš širdies. Ir tu, tai žinodamas tą pagrindą, kaip tai daryti, tu daug lengviau pasieki tikslą. Po mokyklos yra labai daug kelių iš tikrųjų, labai daug išvyksta į užsienius žmonės ir sėkmingai ir plėtoja savo tą karjerą ir siekia jos. Patys geriausi ir šilčiausi prisiminimai man iš savo mokyklos laikų, tai aš kadangi tokių prisiminimų linkiu kiekvienam, tai kreipiuosi į tuos, kurie dar svarstot, dvejojat, nedvejokit. Verta pabūti ten, kur tos mūzos tiesiog yra aplinkui ir kur jos laimina jūs bet kokiam tolesniam jūsų kelyje. Aš manau, kad širdis vis tiek liks Čiurlionkėj, mušamųjų klasėj, Rūsy.